Na, papuolė toks video man po akimis, kaip sakant, užsienio šalies pilietis, toksai teoriškas kažkoks tai mokslininkas, kuris pasakoja, kad maistas tai yra programa, reiškia, mums diegiama programa, kad mes valgytumėm, reiškia, tai kaip kažkoks tai biznio planas pateiktas. Vat netgi jeigu pažiūrėtumėt šeštadienį, sekmadienį, vien tik tai maisto kažkokie kulinarijos šou vedami. Yra tame tiesos, ne? Gerai. Dabar aiškina tas žmogus, ten pasitelkia tokius kaip Nikolas Tesla, ten sakė, reiškia, yra žmogus turi 4 ten kanalus, iš kur galėtų gauti gyvybinę energiją ir panašiai. Kad reiškia, jam praktiškai valgyti nereikėtų. Tai paimam tokius elementarius dalykus. Gerai, ten aš pripažįstu, kad Saulė, Žemė, ten reikalinga žmogui visi tie dalykai. Ir reiškia, mes žiūrim televizorių, žiūrim tos kulinarinių šou ir mums įrašo, kad mes turim valgyti ir panašiai. Tada einam be saiko valgom. Čia yra kita psichologinė dalis, kada žmonės iš emocijų, iš visokių psichologinių valgo ir panašiai. Tai dabar paimam elementarų dalyką. Gyvūnus. Paimkite gyvūnus, kurie nežiūri teleko, nežiūri kulinarinių šou, bet jie, kad išgyventų, privalo maitintis. Ir čia pasibaigia visos tos fantazijos. Tai dabar yra toksai dalykas. Kūnas, jisai be maisto, jisai negali gyventi. Ir toksai dalykas dar vienas kaip sąmonė, be aiškumo jinai kliedi. Tai vat, kadangi žmonės patikė tokiais tipo teoriniais mokslininkais, tai jiems labai lengva į šitokias visokias fantazijas pasimauti. Už tai, kad infantilų protą labai lengva valdyti. Jeigu nenori būti infantilas, tau reikės prasidirbti, kad tu atrastum tą vidinę savo ašį, savo stuburą, kad tavim negalėtų valdyti. Tai va, iki.